Prieš beveik 40 mečių sukurtas Marijono Giedrio filmas Herkus Mantas įkvėpė Kauno vicemerą Stanislavą Buškevičių Kaune įsteigti kino studiją, kurioje suktų filmus, o pirmasis darbas būtų vaidybinis filmas apie 1863 sukilimą. Vicemeras skaičiuoja, kad filmui sukurti pakaktų maždaug 4 milijonų ir vėlėsi, kad jo kūrimą parems Kauno savivaldybė, Europos fondai, privatūs rėmėjai, kultūros ministerija. Šios atstovai teigia, šiemet kino gamybai skyrusi kiek daugiau nei 4 milijonus litų, o kvota vienam vaidybiniam filmui sukurti yra kiek daugiau nei 2 milijonai. Paraiškas daliniam filmo finansavimui, kaip ir visi juridiniai asmenys, naujoji Kauno kino studija gali teikti, o filmo apie sukilimą projektas jau buvo pateiktas. Gavom šių metų kino konkurso metu parengiamiesiams darbams. Jis užėmė 8 reitingo vietą tarp kitų parengiamųjų darbų projektų ir finansavimas jam nebuvo skirtas. Galima? Savivaldybė tapo viešosios įstaigos Kauno kino studija dalininke, o tai reiškia, kad turės jai rasti ir lėšų. Kino studijos sumanytojai žada ieškoti rėmėjų. Savivaldybė finansuos tiek, kiek reikės, bet neiškrintant iš bendro konteksto. Taip mes ir finansuojame Pažaislio muzikos festivalį, Kauno džiazus ir kitus reprezentacinius renginius. Per metus sunku pasakyti, kiek tai išeitų, nes viskas priklausys nuo to, kokius valdyba numatys filmus kurti. Kauno kino studijos direktoriumi tapo verslininkas Edvinas Bindokas, valdyboje 10 narių, tarp jų režisierius Algimantas Puipa, prodiuseris Rolandas Skaisgirys. Kauno kino studija turėtų kurti tiek vadinamą komercinį kiną, kuris atsipirkinėtų, ir tiek tą, kuris, sakykime, jį vadina nekomerciniu, bet aš nežinau, nenorėčiau viską į tą nekomerciškumą suvesti. Tiesiog tą tokį, su kuriuo mes galim atstovauti Lietuvą festivaliuose, kelti miesto įvaizdį. Kauno kino studijos iniciatoriai sako, esą filmų repertuaras ir finansavimas turėtų paaiškėti vėliau. Prieš keletą metų idėja sukurti lietuvišką istorinį kino filmą Žalgirio mūšio 600 metų jubiliejui žlugo, nepavykus valstybei skirti pakankamai lėšų.